Vidury laivą dės Roksą. Nukont arba Krauskiai žalti. Pažiūrėkite, pilnas mašinas, prigrūstas. Turėtų kaip ir užsidaryti jau tas. Da čia čiut veitelis turim. Vieną mažą tašelę. Viso. Liekam atostogų į Lietuvą. Koks fantastiškas atostogų orėlis prasideda. Ten jie paliekam saulę. Na, papuolėm uždarytą kelią. Kaip dabar bus? Viso magistralis tarp. Toks vaizdas, kad galim judėti pradėti. Važiuok. Jee, spėsim į keltą. Na, įlekam į keltukų. 3 metai gal daugiau, kiek čia mes nekilę. Nuo paskutinės antros koronos krizės. Dar su šito nauju keltu net neplaukia. Jo, atvykom į laivą, turim linoleumą, šuniukų kajutę. Vau. Tualetas, dušas. Nu, feiniai. Labai feiniai. Netgi su langu. Anksčiau būdavo senuose keltuose be lango. Be langiai būdavo. O čia laivo priekis beveik. Uhu, kaip aukštai. Ui, tu nebijosi iškrist? Va, tai labai fainiai. O, vidury laivą dės Roksą. Šuniekas. Čia va ir žolytė šuniukam padaryta, bet biškai prarūkė šuniuką ir. Nu, hello, Lithuania. Pagaliau atvykome į Klaipėdos miestą. Na, ir oras geras, atsivežėm saulę. Fantastika. Laimo kamera, va vaikai ištestavo telefoną senų laiko. Kur stabdaisi? Šok benišienį. Aš jau stabdausi. Aš jau nebesuk manęs. Tu jau išsipageriuosi. O koks gražus parkelis darbinus. Nukun turistą leidas biškį Kauną iš Palangos. Pergyvenam, kad nėra pakrovėjų Palangoje, kur krautis, bet tai labai gerai. 11 kW pakrovėjas netoli tėvų, į 11 kW pakrovėjas netoli Aušvins, ten naktelę gal pasikrauti. Ir didžiulis pakrovimo parks 200 kW, Ignitis On, man atrodo. Labai fainai. Palango pakrovėjai netrūksta. Netikėjau, kad Lietuva gal pramuš dugną. Reikia kalti. Smektas. Žėlė kažkokia. Naujoviška. Tu tikrai nepagerai. Su didelius mėlynus akius. O, dabar visko galėsiu jėsti. Nu, aš pasakysiu, keliai tai magistraliai vaikui supykina. Žadėjom nestot iki Kauno, bet sustojam, varysim biškį užkasimą, čia tokia kabinukė. Ir to plačiu ir pakrovėjas. Pažiūrėkim, ką iš čia kraun. 93 kW, nu ir aš ten. Mums kaip 5% dar buvo, būdom dalykai iki Kauno, bet biškį pasikrausim. Atsimenat iš mano žiūrovų vyresnio, toks gumikis, mano vaikystės guma. Reik pakaštauoti būtinai. Tai iš tikrųjų noriu žalę.
Čia, man atrodo, būdavo netgi, kaip jis yra, komiksas, lipdukas. Vaikystės guma. Šitai duoti, O, jėda, ne, mačiutės. Dar būdavo Love Is, Turbo. Eik, žiūrėk, kaip ir atrodo. Pamatai? Taip, taip. Va. Komiksas. Geras. Iškonis tas pats. Važinėjom savo po Lietuvos kampelius prie kažkokią ąžuolą. Atvažiavom. 5,40 m, aukštis 18 m, valstybės saugomos gamtos paveldo objektas. Nu va, Lietuva. Ąžuolų kraštas. Ir viso, to jau būsim prie mano seseriais. Ir žinokit, aš jums parodysiu mano seso Kaune, turi šunų viešbutaną. Ir jeigu jūs keliaujat kur nors, ir ten viešbutans, ir namų sąlygom. Jis ne taip kažkuo uždaryti cigardą kažkur, bet aš jums parodysiu. Ir su meilė prižiūrimi šuniukai, gyvuliukai. Nežinau kaip dėl katinų, bet parodysiu jums. O, kokiai puikiai vietoj šunų viešbutėlis įsikūręs. Nemunas teka kitoj pusė gatvės. Čia ant kalno senovinė basėtka. Va, Zapiškės. Kas netoli Kauno gyvenat, atostogaujat, atvykit. Dabar šuniukų šiandien porą tėra. Tai negaliu jums pafilmuoti klipuko jokio, bet surasiu Facebooką. Nuorodą atsiųsiu. Namų sąlygom prižiūrimi šuniukai. Jokių narvų, jokių gardų. Yra kambariuose savo. Kingi šuniukai, tai būn lovai. Sava. Su šeimininkė. Labas rytas Kaune ir Kauno kamščiai. Visi varo į darbelį. Nu ir kaipgi mes Lietuvoje be submarinų. Nežinau, ku čia gamin, bet skaniai. Kumpis sūris. Nu, kapmuniai Vilnius, tink, patink, A+, nėra kamščių. Elektromobilė gali lėkti. Čia ir žiaurė geras pliusus. Ledelis. Nu tai ko, polsiautoje. Atvažiavom į Vilnių. Ponia. Tiu-tiu. Einam paveizėti katedras. Ir lipsim į viršų. Viskundveis. Nelipom į varpinę, ten žmonės lip. Nara. Mums užteks paveizėto, ne? Jo. Varom, sakė, reikia labai su ekskavatoriu pasikelti, paskui nusileis pieškom nuo kalno. Tai einam pažiūrėsim. Važiuok, ant tai kronų matau yra, 5 kronos gulintai. Su skylė. Kiek pinigų, čia nusėmė karts nuo karto, nenusėmė. Ten kur? Nuo kalno pažįsti. Bokšto. Na va, Beniušienė užkyla, čia dar darbai vyks kažkokie. Gali biškį Vilnią pamatyti. Vaikų, nei čia remontaun. Ai, čia papėdėjai. Aš galvoju, čia ant šlaito, gal ant šlaito. Niek nesimata. Nu, neįlūž tiltas mums čia. Dar nevalgė, Varom im bokštų paveizėti. O, prašau, koks bokštėlis. Bandysim pakilti viršų. Gali būt, kad mūsų neįleis. Su šuniuku ponia norėjo važiuoti. Nieko tokio. O tada bus jau minusas Vilniui. Bus ne Vilniui, o tavo šuniukui. O bus jau leidžiasi. O ir vasarėlė. Audrialo? Šakės. O, dar viena parlik. Žiaurai. Čia gaudo tie dėdžiai, kažin, suplūdinę. Trakų štai didinga pilis, jūs aukštus valdovus užmigdė kapai. O jie tebestovi dar vis. Tokiai Danijos pilį nėra, kad su grandinėm pakeliama būtų. Kaip įdomi tokia maža pilaitė. Tarnai! Kaip bažnyčiai. Palangos bažnyčia ta pati. Sostai kokie.
padaryti karalius karalienė. Jėzau, kad čia aukštai laipioti. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ginkluotė, turbūt taip čia verstusi. Kokia laiptė statas. Kad viršų vis nebegali lipti. Čia yra pabėgimo laiptai. O, langas atidarytas. Furtkė. Eiliu. Nu, pavalgėm Karmėlavos ale sepakų. Apateik aš manikį. Kiek turi? Aš siūliau su grybų padažu, buvo su kresnikėm labai riebus tokie. Vieni taukai. Bet kažkaip tikėjaus, kad didesnė čia tokie, bet tai nežinau. Na, paragaut gal kažką tai gyvenime reikia, bet kad nustebintų, nelabai mane nustebino. Всё, minam numė į Palungą. Žalti pirmą jaustą nen paliekti. Šiauriai ir išvažinėta vargšių forelių. Jo, ponia su šuniuku. Kokia gera karpynė. Ir pastatyts pakrovėjais rimts 300 kW. 2. Tai sustojom kavos, nusipirkom alaus, nes kol grįšim nebedirbs. Lietuvai čia ir po 8 alaus nebeparduod. Tai aliuka. Skaniai. Nu, vėl gražus oras, nulyja, palanga neskęsta, šlaps asfaltas. Turim biškį aliuko iš karpynės. Einam paskanauti šagerukų. Niam. Kur čia atvežė mumis? Į kokius griviesius. O, koks žalis kryžius. A, čia veitas da pilna. Smeik. Gerai, sudėk kur tu nori. Kap čia ir karšta, žinokit, dušna, kap skaistyklai. Radatau drėžą. Čia buvo, aiba. Pabėga. Nu, ai, vogų driuks. Šliaužo salamandra. O, kap karštai. Saulė šveit. O važiavam buvo lietus. Perkūnas. Labas, tai aš čia einu ir mes čia esame atvažiavęs kažkur į tokį restoraną. Ir tada yra čia kažkokia, nežinau, tokia žaidimo vikštelė. Ir šita yra. Jeigu jūs nežinot, kas čia yra pavyzdžiui tokia akmena. Reikia paskaityti. Parašyta Valor Ferguson Stone. Stone is wet rain, vadinasi, pavyzdžiui, jeigu yra
visus šlapias, tada vadinasi, kad lyja. Ir domatai. Jeigu parašyta yra nudžiūta, tada vadinasi, kad yra Jeigu yra nudžiūta, tada vadinasi, kad nelyja. Ir jeigu yra per mišokas vadinasi, bet jeigu yra čia apačioj tamsu, tada vadinasi, kad yra saulyta. Ir tada jeigu yra balta dalyka uždėta, vadinasi, kad sninga. Ir tada parašyta, jeigu neišeina pamatyti akmenukas, tada vadinasi, kad yra, pavyzdžiui, per mišokas vadinasi, bet yra viską balta, neišeina nieko nematyti. Ir tada, kai pavyzdžiui, va šitaip daro kaip jau, vadinasi, kad jisai yra čia labai daug vėjas. Ir jeigu viršų ir apačia taip šukinėja, kažkaip, tada nežinau, kas čia parašyta. Ir jeigu stone gone, jeigu nebenėra ta akmuo, tada vadinasi, kad čia buvo tokia didelė tornado. Nežinau, kaip čia gražu yra. O, žuvis ten yra. O, raudona ten. Matai? Ten yra kažkokia gavatė. A, čia žašliuko gavatė. Sustojam aplankyti gėlių ūkį Plungės rajone. Moteriškas išėjo, neaišku, kiek laiko nus užtruks. Gera, kai ir vaikam kumpą veikti biškį. Gal pažaisti. Aš galiu. Paliauk biskį, tu galėsi toj pazaisti. Tu išdykėlį to. Striukai, juozukas eini. Kas čia per kvietkų kušys? Čia bus lauko gėlių puokštė. Lauko gėlių puokštė. Patakėlis, pasižiūrėk, wow. O, netgi bitutė viduj. Nu, bezdionkas. Stabdėjim. Nu, pažiūrėkit, kokie nuostabus apartamentai. Darbėnuos, žalti, kupolas. Nu, fantastika. Antras aukštas, vakam, spalnė, meiguoti. Boileris šils vandens. Ojei, kaip čia fainiai. Ne tas žodis, kondiški. Nu, ledelis, mini virtuvėlė. Ko dar reik? Niekagi. Nieka. Šaldytuviuks, tas ir ledukova. Geras. Ledas. Gamtos apsupti. Gali čia krūmus da išpjauti. Tada šis būt gerai. O, kūma irgi šoksi baseiną tau. Dėmesio. Visus vykstančius transporto priemonėmis prašome leistis į denį prie savo automobilių. Passagerare, resande utan eget fordon, kan du gå ner till sjunde däck. Džiaugiasi namuose jau. Esam namuose. Nu, eisim įkvėpti daniškų oro. Tai tu kai gali palaukti mane? Laukiu. Visur gerai, bet namuose geriausia. Pudi.